Šiandien laidoje OpenAI paleido Frontier, AI agentų platformą verslams, nejaugi bandys kurti savo ekosistemą. Discord planuoja amžiaus tikrinimą visiems vartotojams. Eleven Labs siūlo paprastai ir lengvai susikurti audio knygą. Google išleido 100 metų obligacijas. Jungtinėse valstijose karštėja diskusija, ar autonominiai taksi važiuoja saugiau nei žmonės. Technologijų kompanijos reklamavosi Super Bowl pertraukų metu. Aptarsime, kas patiko. 2 bitai. 2 bitus remia konferencija Vilnius AI Summit. Labas visiems, 2 bitai iš Audiotekos studijos. Lukas Kraitis, Jonas Lekevičius. Labas, Jonai. Sveikas, Lukai. Smagu tave vėl matyti, greitai prabėga tą savaitę. Jo, ir daug kas nutinka. Taip. Pasaulis kalbėjo apie Super Bowlą ir man norisi apie tai pakalbėti. Aš tai vakar buvau konferencijoje apie žemės ūkį ir technologijas. Ir Dažnai būni žemės ūkio konferencijose? Kartais būnu, aš nežinau, kokiose konferencijose aš nebūnu. Čia tikriausiai tie, kas eina į konferencijas, jau sako, keista tavęs nematyti. Tai visokių jų būna ir viskas yra įdomu. Šį buvo startuolių pičai, įdomių idėjų išgirdau, lietuviai nuo tų senų gerų, kad reikia sidabro jonus leisti į orą ir tuomet prišaukti lietų ir yra norinčių tai daryti iš to boltą, tai yra kaip prenumerata lietaus Lietuvoje. O, toks lietaus iškvietimas, kai tik nori? Taip. Fantastika. Mano klausimas buvo, ar galiu iškviesti savo nedraugui lietų? Žinai, sugadint gimtadienį. Aš spėju, jog ūkininkams tai lietus geras dalykas. Taip, bet ten dar viskas ten yra tokios svaičiamas idėjas. Bet, pavyzdžiui, buvo geresnių idėjų, kaip galima gamintis elektrą iš esmės iš drėgmės esančios žemėje. Čia sena fizikinė idėja, bet nuo 21 metų sakė, jinai kokybiškesnė. Šiaip ar taip, aš buvau nustebęs, bet šiaip smagi konferencija, viskas smagu. Pirmą kartą in the wild, tai yra laukinėje gamtoje, pamačiau dirbtinio intelektų sugeneruotą avatarą. Tai buvo vienas pranešėjas, negalėjo atvykti, užsienyje buvo ir atsiuntė savo pranešimą trumpą įrašytą ekraną, ką viską daro, su programa dirba. Ir kadangi nebuvo jo veido, organizatoriai man papasakojo, jie paprašė jo atsiųsti nuotrauką ir tuomet padarė iš to jo avatarą, kalbantį į kamerą. Įdėjo turbūt audio įrašą, įdėjo nuotrauką ir sukombinavo tą video kalbą. Taip. Ir įdomu, kad tai... Man užtruko pamatyti, kokias 2 minutės žiūrėjau, galvoju, pala, ir tada supratau, kad čia yra avataras. Wow. Ir aš apsidairiau, pažiūrėjau žmonės, manau, kad dauguma nesuprato. Manau, kad dalis tai tikrai, koks trečdalis, gal kažkas, bet pusė žmonių tai ėjo ir suėjo. Ir aš galvoju, wow, štai ta ateitis. Jo, tie įrankiai, kur tu gali duoti audio ir statinį vaizdą nuotrauką ir padaryti, jog tas statinis vaizdas kalba pagal audio įrašą, iš tiesų yra žiauriai dabar kokybiški. Taip. Labai daug net ten virtualių youtuberių, streamerių taip susikuria savo avatarus ir nerodo savo tikro veido. Tai žmonės to net pažįsta kartais. Taip. Yra Lietuvoje viena influencerė, kuri atvirai sako, kad planuoja daryti eksportai ten 6 šalis su šitais avatarais. Ispanų kalba, vokiečių kalba, Amerikos. Tai to tikrai daugiau ir tai kokybė visai nebloga. Tai tiesiog užfiksuokime, kad tai jau yra. O šį pasaulis tai kalbėjo be abejo apie Super Taurę, Super Bowlą Jungtinėse Amerikos valstijose. Mums čia daugam tikriausiai įdomiau ne pats sportas, o šou. Bad Bunny pasirodė. Tiesą sakant, net ir patiems amerikiečiams. Aš žiūrėjau, buvo žiauriai nuobodus, kur ten nuo pirmo kėlinio buvo aišku, kas laimės. Jo, ir todėl visų dėmesys buvo į reklamas, kas ką pristatinėjo. Taip, bet Bunny pasirodymų gal neapkalbėsim, ne tą laidą esam. Nors aš norėčiau, aš kaip muzikantas turiu ką pasakyti. Apie minutę pakomentuok, man irgi įdomu. Ar ne? Man labai patiko, man labai įdomu. Kaip muzikantui gaila, kad jisai naudojo labai drąsus sprendimas naudoti tą Britney Maiką tokiam pasirodymui. Didelis už daug veidą uždengia. Ir jam trukdė, aš mačiau, kaip jam trukdo, kaip jis nepatogus ir man jo buvo gaila. Bet šiaip tai jie turėjo dienos šviesą, tai negalėjo daryti didelių efektų, nepaisant to pasakojimas ir pasinaudojimas tą progą ir emocija man patiko. Man tiesiog geras. Taip, be abejo, visos to žinutės apie Puerto Riko istoriją, galų galėtas, kad Amerika tai yra ne tik valstijos, bet ir visi kiti, daug gražių žinučių ir netgi skoningai ištransliuotų, tai ir žmogus laimėjo tą pačią savaitę ir apdovanojimus kitus muzikinius, tai super. Jėga. Patiko. Taip, na ir aišku, taip, labai daug dėmesio buvo į reklamas. Ten buvo visokiausių reklamų, žmonės kalba apie tai, jog šiaip technologijų bendrovės retai pasirodo Super Bowl'e, retai kada leidžia milijonus už ten 1 minutę. Ir kai pasirodo, tai jau čia toks ženklas yra, jog truputį gal burbulas, nes visi komentuoja, jog .com burbulo metu buvo, jog krūva tuo metu startuolių buvo Super Bowl'e ir 22 metais buvo vadinamas Crypto Bowlas, kur buvo krūva kripto projektų. Atsimenu. Ir tada, galima sakyti, 22 metai
eilinį kartą įrodė, kai technologijų bendrovės ateina į Super Bowlą, tai galvok pikas. Taip. Na ir kokias šiandien turime technologijų bendrovės, kurios eina į Super Bowlą? AI. Taip, skaičiau, kad neva ten kažkas skaičiuoja 10-12% daugiau technologijų kompanijų reklamavosi negu praeitais metais. Šiaip ar tai buvo įdomių, keistų reklamų, įdomu jas laiką pastebėti, man kaip ir iš komunikacijos pusės Amazon Alexa reklamavosi, Google subtiliai pareklamavo, Gemini sakė, va čia. Labai jau taip melodramatiškai. Nu, taip, gerai, man tai atrodo, kad per daug nepažadėjo, kad yra mama su vaiku, žiūri būsimo namo nuotraukas ir sako, čia bus sodas, čia bus dviratis, čia bus darželis ir sugeneruoja tai, ką jis sako. Cute, tai iš tikrųjų tiek ir panaudota Gemini reikia ir daugiau. Kas yra bent jau tiesa, jog nemeluoja dėl to, ką jų produktas gali padaryti. Taip, jis tikrai gali, gal truputį labai jau daug tos emocijos, bet... Nu tai čia reklama, žinai, ant to važiuoja, čia ko tik 30 sekundžių ar minutė. Manau, daug kur nuskambėjo Claude reklama, kurie užvažiavo ChatGPT šiek tiek, nes ChatGPT jau Junktinėse Amerikos valstijose pradėjo rodyti reklamas pigiausiuose planuose, tai Claude padarė reklamą, kad reklamos ateina į dirbtinį intelektą, bet ne į Claude. Haha, ChatGPT. Ir labai apgaulingai jie tuos siužetus yra suformavę, kur, vėlgi, aišku, atvaizduoja visas klišes, kaip AI jūs atsako, absolutely, visą laiką su tavimi psichofantiškai sutinka, niekad tau neprieštarauja. Ir jie rodė savo reklamose lyg reklamos veiks atsakymų turinį. Tai yra, jog į patį atsakymą įterpinėja reklamą. Ką ChatGPT, kuris dabar rodo reklamas, pabrėžia, jog jie niekada neplanuoja to daryti. Jie neplanuoja dabar to daryti. Na taip. Niekada nesakykime. Nu, gal ir niekada ne. Bet net ir galvojant šiaip iš modelių inžinierijos pusės, būtų gana komplikuota bandyti į atsakymą įterpti reklamų. Pinigai randa kelią, Jonai. Nu gerai. Bet suprantu, taip. Tai teisybės dėliai. Šiuo metu tai truputį melaginga reklama. Taip, yra šiek tiek melaginga, jinai užvažiavo ant to sentimento, kad pala rodys reklamas, nepaminėdami, kad jos atskirai bus rodomos. Ir OpenAI, apie ChatGPT ir OpenAI apskritai turim naujienų šiandien, bet jų reklama taip pat buvo, Jonui patiko tau sakyti. Man labai patiko, man geriausia reklama, nes vėlgi Google man buvo per emocionaliu, Claude labai fainai, jog važiuoju ant konkurento, bet OpenAI kalba apie tai, jog jų frazė yra you can just build things, tai yra, jog tu gali tiesiog gaminti dalykus ir jie labai drąsiai reklamuoja ne savo pagrindinį ChatGPT produktą, o Codex, programavimo įrankį, bet vaizdais komunikuoja, jog čia ne tik programuotojams, čia visiems, kas turi idėją, nori tą idėją paversti realybę, apie tą idėją galbūt rašosi kažką užrašų knygutėse, svajoja žiūrėdami pasaulį ir sako, parsiųsk Codex, you can just build things. Taip. Ir man šitą žinutę žiauriai patinka, aš turbūt papasakosiu šiek tiek ir laidoje, kaip man patinka dabar dirbti su Codex. Papasakok. Papasakok dabar. Galiu ir dabar papasakoti, jog, Elgi, aš nuo tada, kada parsisiunčiau ir pradėjau jį naudoti, jis man labai smarkiai atrakino tą visą kūrybą, aš nežinau, daugiau nei 10 metų, 15 metų, kaupiu užrašus apie visas savo idėjas. Šių metų mano mintis yra visas per 15 metų sukurtas idėjas įgyvendinti, nes tai darosi taip paprasta. Tai ten tų idėjų yra virš 100, bet aš tikrai galiu vieną iš tų idėjų paversti realybę per dieną ir pažiūrėti, ar ta idėja iš tiesų yra tokia gera, kaip aš ją įsivaizdavau. Ir tas you can just build things ir tai veikia taip greitai, taip kokybiškai, taip aiškiai. Codex ir nauji modeliai supranta, ko tu nori. Produktų kūrimas pasidarė toks paprastas, jog aš noriu tiesiog gaminti dalykus. Wow, tu turėtum filmuotis toje reklamoje, bet šiaip puiku. 2 klausimai, kurie man atrodo kyla ir klausytėm. Pirmiausia, kuo Codex skiriasi nuo ChatGPT, nes aš Codex esu parsisiuntęs į MacBooką ir taip neprieinu. Ir kodėl tu manai, tai yra gera taktika ir gera idėja mums visiems palengva tapti programuotojais. Kam aš tau šiaip pritariu šitą idėją. Iš tikrųjų, tampa tikrai vis lengviau kažką pasipildinti ir net nereikėtų sakyti suprogramuoti. Gal tiesiog vis lengviau kažkokį prototipą paleisti, ar ne? Parodyti programėlę, parodyti kažkokį šuns vedžiojimo tvarkaraščio appsą, pasidaryti pačiam tikrai tampa lengviau. Bet pirmiausia, kuo tai skiriasi nuo ChatGPT šitą programą? Jinai veikia tavo kompiuteryje ir turi, iš esmės, jeigu sutinki suteikti ją, ir aš tiesą sakant, labai dabar pasitikiu 5.3 modeliu, tai aš jam esu suteikęs pilną prieimą, nes aš žiūriu, kaip jis daro dalykus, jis tai saugiai daro dalykus, tai niekiek nenerimauju, jog jis turi pilną prieimą prie visų failų mano kompiuteryje, gali parsisiųsti, instaliuoti, ką tik tai nori paleisti. Ir tai reiškia, kad aš jį pradedu naudoti kaip labai galingą ChatGPT pakaitalą. Jeigu, pavyzdžiui, aš manau, jog aš galiu klausti ChatGPT, nueik iš tos puslapius, surink šitą informaciją, bet kartais ChatGPT atsitrenkia kažkokias sienas, limitus, kuris pats nenori pereiti kažkokių ribų. Kai jisai veikia tavo kompiuteryje, jisai žymiai drąsiau
apeina pats visokius apribojimus ir tiesiog padaro viską, ką tu jam sakai. Tai aš naudoju ir tiesiog tokiems prastiems, vienkartiniams kažkokiems išsiaiškinimams. Bet taip pat ir tas dalykas, jog vėlgi tu pridedi jį prie tuščio naujo kažkokio folderio sukurto projekto idėjai kažkokiai ir sakai, aš turėjau tokios vizualizacijos idėją, sukurk va tokią vaizdinę animaciją, kuri judėtų ir aš apibūdinu, kokios animacijos plius minus, kokio grafinio efekto aš noriu ir jisai dirba 15 minučių ir jis toks puikus, jog jisai, kai jisai programuoja, jisai taip pat gali pasileisti tą vizualizaciją, pasidaryti screenshotą, pažiūrėti, įvertinti, ar gražiai atrodo, ar gerai atitinka mano jam įkeltas vizualinės idėjas ir sakyti, dar neišpildžiau tai, ko Jonas norėjo, dirbu toliau. Ir jis taip iteruoja, kartais vėlgi 15-20 minučių, kol galiausiai man atsiunčia notification, sako, jau padariau taip, jog tau turbūt patiks. Ir tada pažiūrėk, ar ir tau patinka. Rezultatas yra animacija, pavyzdžiui, interneto puslapyje ar dar kažkur. Jo, ne, įsivaizduoju. Viską. Aš dabar aš per savaitę sukūriau Chrome extensioną vienam dalykui, ką norėjau. Aš dabar vieną appsą programuoju, vieną žaidimą programuoju. Yra taip lengva, you can just build things. Tarsi, OpenAI paskambinkit, nes Jonas tikrai pareklamuos drąsiai. Jėga, šiaip puiku. Čia prie to galima tikriausiai ir paminėti, kad išėjo 5.3 modelio atnaujinimas, ar ne? Nes aš ChatGPT naudoju 5.2. Žmonėms yra vis dar prieinamas 5.2 ir jis turbūt ir bus. 5.3 yra tik tai programuotojams skirtas modelis. Išleistas beje su labai daug dramos, nes Anthropic planavo išleisti Opus 4.6 atnaujinimą ir buvo kaip ir nutekinta, jog išeis naujas modelis, galvojo, gal išeis Sonnet 5, bet išėjo 4.6, kurio parametrai buvo tokie, šiek tiek geriau, bet iš esmės tas pats kaip 4.5, nepraėjo nė 10 minučių nuo 4.6 išleidimo, OpenAI pamatė 4.6, taip sakant, Opus statistiką, sako, mes turim kažką geresnio, nieko nelaukiam, publish. Ir po 10 minučių Opus 4.6 staiga nebežvaigždė, visi kalbate apie 5.3. Nu, žodžiu, drama tarp šitų kompanijų vyksta fantastiškai. Šiaip apskritai Anthropic, man atrodo, ir Claude, ir naujų modeliai sulaukia nemažai žiniasklaidos dėmesio, nes reikia ir naujo herojaus, nes čia GPT nelabai įdomus. Google'as, jie dideli, tai dabar jie tikrai gauna daug naujo dėmesio. Puiku, gerai, ar reikėtų kažką žinoti apie 5.3? Jis tiesiog labai geras. Jeigu parsisiųsite Codex programėlį ir turite mokamą planą, tai jūs jį gausite ir sakau, man per šitą savaitę susiformavo didelis pasitikėjimas tuo, kaip kokybiškai jis daro darbus, jog aš jau tiesiog duodu jį ir pasitikiu, jog tai, ką jis padarys, bus gerai. Gerai, tai žodžiu, mane Jonas tikino, kad išbandyti reikia daug aktyviau OpenAI Codex. Kas išbandėte, kažką bildinate per tai, pasidarėte prototipą, apps ar dar kažką, parašykit, ką pavyksta padaryti, čia viskas super nauja, tai tikrai pats nespėjau dar rankų įkišti. Man užkabino naujiena, kuri pradžiai galvojau bus super nuobodi korporatyvinė, kad OpenAI išleido Frontier, tai yra savo platformą skirtą valdyti dirbtinio intelekto agentus, kurie galėtų atlikti realų darbą, kurie bus tavo darbuotojai, AI darbuotojai, bla bla bla. Čia dar vieni. Aš iš karto išvilgiu, kad tai yra jų bandymas kurti dirbtinio intelekto ekosistemą, ko jie kažkodėl neturi ir nebandė iki šiol. O kas yra dirbtinio intelekto ekosistema? Turiu menį, ką tai daro Google'as su Gemini, kad tu turi vis tiek kitus produktus, turi Google Sheets, turi kalendorių, turi Gmailą ir tai visą tai apjungi ir paslaugas siūlai iš to apjungimo. Jo, nes turbūt kuo skiriasi OpenAI nuo, aš skaičiu, yra dvi tokios ekosistemos. Microsoftas visą laiką turėjo daug produktų ir dabar gali juos jungti su Copilotu. Google visą laiką turėjo ir Google Docs, Sheets, ir Mailą ir taip toliau. Ir irgi gali Gemini klijuoti prie visko. OpenAI turbūt yra tokia situacija, jog jie nekurs savo Excel'o, nekurs savo pašto kliento, tiesa? Taip, jie to nekurs, bet jie tai leis prijungti. Jie būtent šitame įrankyje leis tai prijungti, tą patį Gmailą, kalendorių, dar kažką jie leis prijungti ir panašu apeis, nekonkuruos tame lygyje, bet pasiūlys savo valdymo centrą visam tam. Kaip pavyzdžiui, koks nors turi Salesforce, Agentforce savo, kur irgi leidžia prijungti kitas programas. Tai žodžiu, pirmiausia, tai nebus visiems viešai prieinama, dabar tai gali išbandyti kelios atrinktos kompanijos, HP, Uberis, Thermo Fisher. Tai gal ir lietuviai, kai kurie tai išbandys. Ir jie sako, kad mes kiekvienai kompanijai skiriame savo inžinierius, kurie dirbtų tiesiogiai su įmonėm, parodytų, kas iš to įmanoma, kas yra puikus pardavimų kanalas. B2B sales. Taip. Bet kaip tai atrodys? Ir jie kol kas turi tokius, reklaminius klipus, bet įdomu kur. Pavyzdžiui, sakai, sukurk pardavimų vadybininką ir ten vaizdas, kaip būtum ChatGPT ar kažkur, aprašai, ko nori. Ir jam automatiškai priskiriami keli dalykai, apie kuriuos mes kalbame jau ne pirmą savaitę. Tai pirmiausia, skills.
Tai yra tas agentas gauna įgūdžius. Tu esi pardavimų vadybininkas, kuris daro tą ir aną. Apps pasiūloma programėlės, prie kurių jisai gali jungtis. Išorinės programėlės, tai čia MCP serveriai, ar ne? Taip. Aktyvios aktualios gali susijungia. būti skirtingai suprogramuota, tai kartais net gali būti per tuos pačius skills prieimai prie išorinių sistemų, bet turbūt žmonėms nebūtina apie tai žinoti, jie tiesiog galvoja, tai čia galiu prijungti vieną sistemą, čia galiu prijungti kažkokias žinias, kurias turiu ir taip toliau. Taip. Ir trečias dalykas bus knowledge, tai yra žinios, kuo yra apmokytas tas tavo agentukas. Ir man tai atrodo visai gražu ir įdomu, nes čia žmonėm, kurie nelabai supranta, kas vyksta pasaulyje, gal netgi visą tai apjungia į vieną sistemą po tau akise. Žiūrėk, čia paprašyk, ko nori, čia jis įsijungia, ką gali daryti, čia iš kur jisai mokėsi, kažką čia padaryk iš to, ar ne? Aha. Ir įdomu, kad jie iš karto daro funkcijas, kur galėtum, pavyzdžiui, daryti feedbacką, tai yra, jei kitą kartą to nedaryk, galiu tave vertinti, pats daryk tą, pats daryk aną, tai jie ten patys giriasi, kad kur naudojo, tai viskas labai labai gerai veikia. Čia paminėsiu tuo atgaliniu ryšiu, man tai tikrai buvo didelis toks suvokimas rankomis, kai dabar turiu tą savo OpenClaw botą, kuriam mėgstu irgi duoti visokiausius darbus padaryti, ir ten yra labai gerai įgyvendinta ta mokymosi sistema, kurisai reguliariai reflektuoja apie pokalbį, kurį taip sakant, turime, kokius darbus jame sudaręs, ką jis gerai padarė, kur aš skundžiausi juo ir prašiau kažką pakeisti ir nuolat pats savo konspektuojasi ir kai iš naujo pradedi su juo pokalbį, jisai bando atsiminti viską, kas buvo. Tai toksai mokymos procesas, kur dirbtinis intelektas užsirašinėja, ką gerai darė, ką blogai, jis darosi visai toks prieinamas ir atkartojamas per šitą. Čia lygiai tą patį siūlo, kad tai bus irgi atminties funkcija, kuri galės save tobulinti. Ir aš vis tiek to šiek tiek žaviuosi dėl to, kad ChatGPT daugam yra tas įrankis, kurio naudojasi. Daugelį žmonių tai apjungs šitas skirtingas idėjas ir tai veiks. Ir galų gale, man atrodo, jie gražiai įvardino tos 4 iššūkius, ką reikia padaryti dar, kad egzistuotų tie dirbtinio intelekto bendradarbiai arba kolegos arba tavo tarnai dirbtinio intelekto. Tai sako, jie pirmiausia turi suprasti, kaip veikti tarp sistemų. Jie turi turėti prieigą prie kompiuterio, prie įrankių, jie turi suprasti gerai, ką reiškia geras rezultatas ir jiems reikia leidimų, ribų ir identiteto. Šiaip super aiškiai apibrėžti 4 klausimai, kiekviename yra ten startuolių dirbančių, kiekvienai organizacijai, man atrodo, šitie klausimai yra aktualūs ir aš manau, kad pusės metų ar metų bėgėje vis daugiau tokių sistemų matysime ir iš jų laimės nebūtinai turinti geriausią, protingiausią modelį, bet ta, kuri pajėgs apjungti tai kažkokį panaudojimą, patogų būdą, kad galėtų naudotis netgi nebūtinai technologiškai išmanus žmogus. Ir man atrodo, kad jie yra neblogai pozicijoje tai padaryti. Tiesa, šitie 4 punktai man patinka, bet kai aš apie juos galvoju iš AI sistemų inžinerijos perspektyvos, 3 iš jų sako tą patį ir vienas yra pats sudėtingiausias. 3 iš jų kalba apie iš esmės žinias ir supratimą, kurį turėtų turėti dirbtinio intelekto agentas ir žinias perduoti, tiesą sakant, yra palyginus paprasta. Ir, tarme, kaip atrodo geras rezultatas, kokie yra kažkokie apribojimai, kas yra geras, kaip bendrai daro darbus. Tai visa tai yra tiesiog iš esmės informacijos perdavimas. Ir likęs paskutinis 4 punktas yra prieimas prie sistemų, prie appsų, kuriuos naudoja kompanija, prie duomenų. Ir čia yra pats sunkiausias dalykas. OpenAI net pats negali to išspręsti, kad ir kaip stengtųsi. Jisai gali, aišku, prijungti prie kažkokių esamų MCP serverių, esamų skillsų. Tos programos, kurios jau dabar yra nesunkiai automatizuojamos, galbūt turi kažkokią komandinę eilutę arba bendrai yra funkciškai kitaip prieinamos, puiku. Čia tas žemai kabantis obuolys. Bet yra tiek daug komplikuotų verslo sistemų, kur, reikia palinkėti sėkmės jiems. Jonai, tu labai gerai pastebėjai, aš tau pritariu, bet pirmi 3 klausimai, pavyzdžiui, kaip suprasti, kaip informacija keliauja tarp mūsų sistemų, visi tie 3 klausimai, ką patys OpenAI pabrėžia, yra geri klausimai patiems verslams ir organizacijoms, kurie nesusiję su dirbtiniu intelektu, nei velnio, kuriuos tiesiog dirbtinis intelektas tave priverčia paklausti. Ir dokumentuoti vidinius procesus, dokumentuoti, kaip dalinama informacija. Kartais informacija yra iš viso nesidalinama, tai bent jau tuos procesus pradėti. Taip. Ir jie patys pripažįsta, kad mes esame šitoj momente, kur ne AI-us
turi visi tai, bet šitie dabar klausimai neišvengiamai prispaus įmonės. Ir aš net kitur esu susirašęs užrašuose priminimą savo pakalbėti, bet vis dažniau matau tą terminą source of truth. Tai yra tiesos šaltinis lietuviškai ir vis dažniau kalbant apie šitus reikalus yra kalbama, kur organizacijos yra šviesos tiesos šaltinis, iš kur ateina tiesa, kaip tu susitari, kas yra teisinga ir idealu. Ir tai yra vis svarbesnis klausimas. Netgi mačiau tokių blog postų, kurie ten gerai, LinkedIniniai, bet sakė, šie metai bus verslo epistemologijos metai, kurie taip, LinkedInas, taip. Taip. Na, bet labai, suprantu, bet idėja, man atrodo, gera, kad visa tai verčia žmonės ir įmonės pergalvoti save, kas yra labai gražu. Jo, dėl tos tiesos šaltinio, tai paminėsiu tai, jog jeigu tu paleidi daug dirbtinio intelekto į savo sistemas, dirbtinis intelektas labai mėgsta kartais duplikuoti informaciją savo užsirašinėdamas ir implementuodamas kartais dalykus ar dokumentuodamas. Ir yra žiauriai svarbu, jog žmonės, kurie vėliau naudoja, bet ir taip pat dirbtiniai intelektai, kurie vėliau su tas informacija susiduria, nesusidurtų su scena anksčiau nukopijuota informacija. Tai net iššūkis tada tampa ne tik, kur rasti tą kažkokį tiesos šaltinį, bet kaip nuolat jį atnaujinti, jog dirbtinis intelektas neiškopijuotų senos informacijos. Kaip susitarti tarpusavyje, kad jinai būtų atnaujinama, ar ne? Aš šitą temą užduodau, čia labai trumpas nukreipimas, kadangi super maža naujiena, bet šią savaitę pasirodė naujiena apie Paper Banana. Tai, kas žino, Nano Banana, tai yra Gemini paveikslėlių generavimo įrankis ir čia yra mokslinis tyrimas, kas reiškia, kad po metų ar kelių tai gal bus kasdienybė. Apie Paper Banana iš angliško žodžio tyrimas, paper, tai yra automatizacija, kuri padėtų paruošti iliustracijas, mokslinės iliustracijas iš jau paruoštų, užbaigtų mokslinių darbų. Ir tos iliustracijos be abejo yra sudėtingos mokslinės, ten tikrai detalu, juk ar ne, reikia tiksliai pažymėti ir panašiai. Tai sako mokslininkai, kad visai neblogai pavyksta taip apjungiant 5 agentus, vienas suranda referencijas, kitas sudėlioja ją aprašą, panašiai. Ir ten buvo geras klausimas, kas yra mūsų source of truth, kas yra mūsų tiesa. Ar visgi vizuali informacija, ar mes turėtume generuoti iš pikselių, ar visgi struktūra ir kodas turėtų būti svarbiau. Ar mums vizuali informacija, ar loginė struktūra yra svarbesnė atkuriant iliustraciją mokslui. Nes kur, aišku, kodas yra žymiai paprasčiau, tai yra žymiai labiau nuspėjama, bet kai prasideda vaizdo generavimas kažkokiais tokiais difuzijos principais, tai ten dirbtinis intelektas labai linkęs yra kartoti klišes. Jeigu paprašysi nupaišyti mitochondriją, tai nupaišys plius minus kaip jis atsimena ją, o ne ką tu naujo atradai savo mokslinėme darbe. Ir turbūt iššūkis yra... Bet mokslinėme darbe sako, kad dėl to paveikslėliai gaunasi gražesni. Žinoma. Jis daro tai, kas jau atpažįstama. Taip. Ar ne? Bet turbūt ne tai, apie ką tu nori kalbėti. Ir čia geras iššūkis yra, kaip... Nes mokslininkas, kuris iliustruotų tai, arba menininkas, kuris yra pasamdytas mokslininko, kuris prižiūri, tai tas mokslininkas tikrai neleistų menininkui meniškai nukrypti į klišes. Jisai norėtų, kai iš tiesų iliustruotų tai, apie ką kalba jo darbas. Taip, bet čia buvo toks lyrinis nukrypimas, kas šiaip priverčia mane vis daugiau galvoti apie tai, kur yra mano tiesos šaltinis, kur yra mano vieno žmogaus kompiuteryje tiesa, ką aš darau ir iš kur agentai galės pasimti informaciją ir aš neturiu gero atsakymo vis dar. Vis labiau nerimauju dėl betvarkės savo užrašuose. Taip, mes po laidos praeitą kartą šnekėjome apie Obsidian, kurį aš taip myliu ir jis man yra source of truth. Ten gyvena mano visos idėjos, mintis ir ten viską atnaujinu. Tai reikia turbūt žmonėms irgi pradėti galvoti apie tai. Klausimas jums, klausytojai, komentarai. Kur užsirašote viską? Ar turite gerą vietą? Aš tai dabar išsimėtęs esu. Yra MacBook'o visi iPhone'o notesai. Yra Google Docs, kur yra labai daug. Mes su Jonu dabar užrašams naudojam Notion ir vis dar naudojam ir visai mums tinka. Ir tikriausiai dar yra kažkas Excel'yje ir dar popieriuje. Taip. Tai jeigu turit kažkokį gerą patarimą, kas veikia labai gerai, tai labai norim išgirsti. O apie OpenAI dar tikriausiai kalbant, atsinaujino Deep Research funkcija, kurios nenaudojau, bet ar dabar turėčiau? Labai seniai aš irgi buvau naudojęs, nes man tai visą laiką buvo toks per lėtas ir kartais rezultatai nelabai įdomus gaunasi, tai aš buvau net pamiršęs, jog toks egzistuoja. Tai OpenAI priminė, jog egzistavo ir padarė krūvą gerų atnaujinimų, išbandžiau iš naujo ir taip galvoju, okei. Pradedu suprasti, kodėl šios produktai vis dar egzistuoja. Tai kokie yra tie atnaujinimai? Pirmiausia, tai tiesiog pakėlė patį modelį, aš nežinau, koks buvo anksčiau, bet dabar jau veikia su 5.2. Galiu suprasti, nežinau, gal net 4. kartos buvo anksčiau modelis. Padarė daug dizaino pakeitimų. Dabar gali skaityti tai, ką sugeneruoja
pilname ekrane, kaip tokį sugeneruotą tau didelį dokumentą, yra turinys, kur gali šokinėti tarp sekcijų, šaltiniai yra perkelti iš apačios, kur buvo labai daug teksto užėmė, į šoną ir tiesiog maloniau skaityti, iliustracijas dabar geriau rodo ir visa kita. Taip pat, kai užduodi tą darbą, gali nurodyti patikimiausias šaltinius, kuriuos nori naudoti. Arba duoti pačiam jam suprasti, kaip suprantu, OpenAI klasifikuoja, kas yra patikimiausi šaltiniai, bet įdomiausia yra, kad tu gali nurodyti konkrečius puslapius, kuriais nori remtis ir tada jisai pirmiausia remsis tais puslapiais, kuriuos tu nurodysi. Pavyzdžiui, nežinau, turbūt Lietuvoje galėtum ten remtis Lietuvos statistikos departamentų ir sakyti, pagrindė žiūrėk į tai, o ne apie kažkokius straipsnius, kurie apie tai kalba ir taip toliau. Geras. Ir seka tai, ar ne? Laikosi to. Jo. Gerai. Ir gali prijungti appsus, tuos pačius, ką paminėjome, MCP serverius ar visokius skillsus. Gali, ir turbūt tam tikri prijungimai egzistavo ir anksčiau. Man ne visai nustebino, jog tu gali prijungti GitHubą. Tai yra, jog duoti prieimą net prie savo privataus kodo ir jeigu duodi jam užduoti turbūt tyrinėti kažkokią kodo bazę, tai staiga jisai gali iš tiesų žiūrėti, koks tenai tas privatus kodas ir tą daryti. Padaro kelis šimtus tų paieškų, tai jis stengiasi, žodžiu, tam, jog tą tyrimą padaryti. O iš pačio veikimo principo pats įdomiausias dalykas yra tai, kas darosi nauja frazė, atsiranda dirbtinio intelekte, tai yra vairavimas arba steering. Ir kol jisai masto, jis kartais masto ten, žinai, 20 minučių gamindamas tau tą tyrimą, tu gali paspausti mygtuką update ir parašyti jam kažkokią žinutę, pavyzdžiui, tu matai, jog jisai nuklydo truputį ne ten bemastydamas, arba aš tiesiog mačiau, kaip jis daužo galvą į sieną, kur aš žinau, jog jis tos sienos nepraeis, nes ten yra blokavimas jam. Tai tada jam gali sakyti update, nustok čia ieškoti kažko, eik kitų kelių, kokį nors gal net pasiūlai jam kitą kelią ir jisai vidury tyrimo atnaujint savo kryptį ir pakeis, kaip tą daro. Tai šita funkcija, tas steering, jisai atsiranda dabar žiauriai daug kur. Atsiranda ir programavimo įrankiuose, kai tu pradedi stebėti, jog tu programuoji ne į tą pusę. Dabar jau net kinų modeliai, patys modeliai yra kuriami su tokiu oficialiu steering palaikymu, jog būtų galima specialiai išsiųsti komandas vidury generavimo proceso ir palenkti, į kurią pusę jisai toliau mąstys. Bet kad nesustotų testų, ar ne? Jo. Geras. Gerai, tai man vis dar atrodo, kad šitas, aš atsimenu, kai pasirodė Deep Research, atrodė wow, tada buvo wow, atrodė wow, pagaliau jisai tipo praeis visą internetą, surinks visą informaciją ir padarys man gerą tyrimą. Tada buvo suprasta, kad tu paspaudi tą generavimo mygtuką, gauni tyrimą, kuris yra 60 puslapių ir supranti, kad pala dabar reikia perskaityti. Aha. Taip, čia sunkiausia dalis. Ir kas tai užsims, ir tada supranti, kad kadangi klaidų tiek daug, tai arba aš vis dar atsimenu tą žmogų, kas šiandien, ne tu pasakoji tikriausiai, kažkas pasakojo, kad to žmogaus darbas yra gyvenant Lietuvoje, daryti tyrimus apie kažkurios Afrikos šalies energetiką. Tai aš galvoju, na gerai, skamba sudėtingai, aš irgi tikriausiai naudočiau šitą įrankį, nes šią akimirką, man atrodo, Deep Research yra visgi, tyrėjams. Tyrėjams, jeigu tu esi tyrėjas, kuris daug tyri, tai yra dar vienas būdas ieškoti informacijos. Ir tikriausiai ten irgi panaudojus ilgiau įgauni intuicijos, kas veikia ir neveikia, nes labai sunku suprasti. Tu skaitai ir galvoji. Aš taip galvojau irgi, turėjau labai panašiai įsivaizdavimą apie tai, kam yra iš tiesų naudingas Deep Research platesniam grupėm žmonių, tarkim. Bet dabar aš pradedu galvoti, jog šiaip didžiausias, įdomiausias dalykas yra tie appsai, kuriuos tu gali prijungti. Ir aš pradedu mąstyti, jog galbūt prijunginėti sukurti savo MCP serverį kažkokiems duomenims, prijungti jį prie Deep Research ir duoti jam analizuoti kažkokius, ne interneto duomenis tiesiog, nes tą ir pats čia GPT gali pakankamai gerai padaryti. Bet jeigu iš tiesų turiu kažkokius privačius duomenis, tai atrodo visai naudinga. Geras. Arba ne, tai tada į tą Notebook LM seną gerą, kurį žmonės vis dar naudoja ir mėgsta. Gerai, keliausime toliau, prieš tai norisi paminėti, šiaip turėjome tokią labai trumpą naujieną, vieno sakinio ilgio, tai kad nuskambėjo pasaulio technologijų, kad AI.com interneto svetainė nupirkta už $70 milijonų, kas labai daug, o šiandienos mūsų rėmėjai yra AI.lt. Manau, kad irgi nepigiai kainavo domenas.
Man Tikriausiai. atrodo, žinok, kad Domas labai seniai jį nusipirkęs. Tai Ar ne? jis žinojo, kur dalykai eina. Apie ką kalba, jeigu jums įdomu technologijų ir dirbtinio intelekto naujienos, tai reikia jums papasakoti apie Vilnius AI Summit, kuris vyks 3 metus jau iš eilės ir tai nėra dar viena konferencija apie ateities galimybės, o čia tiesiog proga sužinoti, ką daro tie, kurie yra tave šiek tiek aplenkę. Atvyks pavyzdžiui UX Strategy knygos autorė James Levy, bus lietuvių, būsime ir mes su Jonu, gal reikės apsilankyti, ar ne? Aš esu moderavęs šitą konferenciją. Pirmoji diena konferencijos, jeigu iš anksto užsiregistruosite, gali būti jums ir nemokama, bus ir workshopų, kur galima padirbėti ir patiems kažką išbandyti, o su kodu 2 bitai, 2 skaičiumi ir bitai iš didžiosios raidės, galite gauti 10% nuolaidą, tai viskas nuėjus į ai.lt. Nueikit ir pasimatykit jau čia, kiek čia mėnesis geras liko ir konferencija vyks. Visai greitai. Kelintą, kuriom dienom? Balandžio 21-23. 2 mėnesiai. Kodas aprašyme. Taip, viskas aprašė, paeikit, pažiūrėkit ir paskaitykit ir nusipirkit ir pasimatysim. O kita naujiena, kuri man praslydo pro akis, Jonas sako, čia bėg, visi kalba, tai yra, kad Discordas paleis amžiaus tikrinimą. Taip. Nagi. Internetas šiaušia ir sako, čia bus žiauriai blogai. Kas iš tiesų įvyks? Tai Discordas įveda globaliai, ne tik tose šalyse, kurios pradeda to reikalauti, bet visiems vartotojams. Iš dalies galbūt todėl, jog tie protingi vartotojai, kurie norės tą apeiti, negalėtų tiesiog su VPN apsimesti, jog yra kažkur kitur. Įveda, kaip jie tą vadina, paauglys pagal numatymą režimą. Kitaip tariant, jog nebent tu sugebi įrodyti Discordui kitaip, tave laiko paaugliu ir tau blokuoja turinį, kuris būtų skirtas pilnamečiams. Visas, kas žiūrės įdomus, žodžiu. Na, šiaip tai kol kas jie sako, jog tas 18+ turinys tai ir bus tik tai seksualinis turinys, suaugusiems skirtos erdvės iš esmės, arba kažkokios labai specifinės suaugusiems skirtos funkcijos, plus minus tai ir bus apie, vėlgi, kažkokį seksualinio galbūt turinio blokavimą. Tai kol kas sako, jog tai bus mažas kiekis turinio, dėl kurio reikės tą įrodyti. Nežinau, kaip tai bus iš tiesų, nes, pavyzdžiui, Redditas irgi jis turėtų būti, jog tik tai labai siaura dalis turinio yra 18+, bet kartais patenka net ir nelabai jautrus subredditai po to filtru, tai kartais būna sunku suprasti. Kaip nustatinės tą amžių? Pirmiausia, bandys daryti, kaip YouTube'as daro, kurisai pagal tavo elgseną, matomą turinį, bando nuo to nuspėti, koks tavo amžius. Tai aš spėju, jog pažiūrėsiu, aš ten einu visokius programavimo Discordus ir sakys, čia nebus paauglys turbūt. Nors kas ten žino, bet jeigu jam bus neaišku ir kažkokių signalų neužtenka arba elgiesi kaip paauglys, tai tuomet prašys arba įkelti asmenukės video ir iš to video atpažinti, arba jeigu net ir to neužteks arba nenorės to daryti, įkelti valstybinį ID dokumentą, kuris rodo tavo amžių. Tai kodėl jie taip daro? Iš dalies todėl, jog vėlgi pasaulyje atsiranda reguliacijos keliose šalyse, kur sako, jog ten tai yra kanalas, per kurį paaugliai pasiekia nepilnamečiams skirtą turinį ir reikia su tuo kovoti. Ir vietoj to, jog bandyti kiekvienai šaliai atskirai taikyti kažkokius sprendimus, jie turbūt sako, tai tiesiog darysime tą visiems. Ir visi turės tą tikrinti. Daug su tuo iš tiesų kyla vėlgi pasipiktinimo. Iš dalies todėl, jog jie turėjo panašias ir labiau ribotas sistemas kurį laiką, bet viena iš tokių sistemų 25 metų rudenį lėmė, jog 70 000 vartotojų išduoti asmeniniai dokumentai buvo nutekinti. Ne jų tiesiogiai, įmonės, su kuria jie dirbo ir dabar jau prisiekinėja, jog su ta įmonė daugiau niekada nedirbs, bet jie taip pat sako, jog jie dirbs su kitom išoriniam įmonėm, kurios turi lygiai tą patį būdą nutekinti tuos asmeninius duomenis. Reikia duomenų, kad būtų saugiau ir tada pametam tas tavo duomenis. Ups. Todėl internetas taip ir širsta, jog vėlgi tai buvo visų naudojama platforma, labai smarkiai anonimiškai naudojama, ten beveik niekas nėra savo tikrų vardu. Taip, dėl to man Discordas, aš nesu Discordo naudotojas didelis, vėlgi labai įdomu, jeigu esate Discordo naudotojai, pasidalinkit, ką jūs ten veikiat, ką randat, nes man tai yra pletkų platforma, pirmiausiai tai nėra rimta platforma, bent Lietuvoje, kiek tenka girdėti, kas kam naudoja, tai pletkams. Daugiausiai pletkams Discordą naudoja. Iš tiesų daugiausiai naudoja gameriai, interneto bendruomenės. Bet jie turi dar daug vietų būti. Ne, Discordas yra pagrindinė vieta, kur tai vyksta. Aš buvau Discordai įsirašęs, bet man visos tos grupės, kurios man reikėjo ir kurios buvo pakankamai keistos, kad sekčiau, buvo Telegrame.
jos šiek tiek yra Telegramų tiesiog grupsai. Okay. Gal dėl to, kad Telegram duoda saugumą. Ir, pavyzdžiui, man buvo smalsu, dabar iškart mane įtarinės, bet buvo man smalsu sužinoti, kaip ten atrodo tie visi narkotikų pirkimai, pardavimai, ar ne, tie grupsai, paskui followino visus Lietuvos nacius dar, buvo tokia grupsai, kur ten iš baisų dalykai vyksta, bet aš turiu, kaip ir nemažai žmonių šiais laikais mėgsta stebėti grupės, kur keisti žmonės renkas. Tai ir aš turiu tokių pomėgių, tai nekaltinkit. Tai va, tai daugiausiai jų buvo Telegrame, nes ten susirašinėjimų saugumas. O Discord'e buvo toksai plėtkai, ten ta žymybė, ten su tuo miega ar su nuo miega. Čia vienas iš, aišku, populiariausių Discord'o serverių Lietuvoje, bet tikrai ne vienintelis. Aš pats esu daugiau nei 100 Discord'ų serveryje, geimų ir geimo bendruomenių visokiausių, programavimo įrankių bendruomenių, net yra visokių lokalių, draugų ratų ir taip toliau. Tai yra šiaip labai plataus panaudojimo įrankis, man jis labai patinka. Aišku, man per daug ir neskauda, aš spėju, jog man iš mano elgsenos jis nustatys, jog aš esu pilnametis. Plius net nei vieną nepilnamečiams skirtą Discordą, nes tai nėra kažkoks ten tas kanalas, kurio ieškau. Bet aš taip pat ir suprantu visgi internetą, kuris dėl to širsta, nes tai, kaip minėjau, anonimiška dažniausiai platforma, kur žmonės gana jautėsi saugus bendraudami savo netikrais vardais ir todėl tai, jog jie pradės tikrinti tapatybės, tai nežinau, man irgi taip nesmagu ir neskanu. Žmonės sako, jog tai yra Discordo pabaiga, nemanau, jog ir tas įvyks. Na, aš tai turiu visiems širstantiems interneto naudotojams pasiūlymą. Chill, viskas bus gerai. Daddy, chill. Nežinau, aš kaip nenaudoju, tai man netaip skauda, kaip čia visi širsta. Man atrodo, jeigu reikėtų kiekvieną kartą atsidarant programėlę, ten patikrinti veidą, tai suprantu, bet vieną kartą tai, žinai, Discordo anonimiškumas man nėra gal asociacija tos naudingo anonimiškumo, bet čia aš pats kaltas, pripažįstu savo ribotumą šitame. Aš tą vertinu. Gerai, smarkiai. Pasidalinkite savo Discordo naudojimo patirtimi, ar naudojat ir ar užknisa, kai liepia kažkaip čia tvirtinti ar netvirtinti. Kita naujiena, kuri man pagavo mano dėmesį, buvo įdomu išgirsti, tai Waymo pasaulio modeliai. Mes prieš savaitę ar dvi pasakojom apie Google Genie 3, tokius virtualius pasaulius. Jų įrankį, kuris leidžia kurti virtualius pasaulius. Neišbandžiau to, nes kainuoja $250 per mėnesį, veikia tik tais minutę ir tai nėra iki galo, atrodo kaip žaidimai, nėra iki galo žaidimai. Jo, yra tokie, jeigu žaidimas būtų sapnas ir tas sapnas truktų trumpai, taip. Kaip tai veiktų? Ir vis tiek tai 2 dienom paveikė žaidimų kūrėjų akcijas, nes buvo spėta, kad tai bus lengviau sugeneruoti savo žaidimą. Žodžiu, buvo daug nesusikalbėjimo. Dabar įdomu, kad Waymo, kurie Jungtinėse Amerikos valstijose turi savo autonomiškus taksi, jie sako, mes tai naudojame savo taksi pagerinimui. Bet šiek tiek iš pat pradžių Waymo šią akimirką robotaksi, kurie tikrai pirmauja šitoje srityje Jungtinėse Amerikos valstijose, sako, jau nuvažiavo 200 milijonų visiškai autonomiškų mylių. Su ChatGPT pagalba išverčiau, kad čia būtų į nuo Vilniaus iki Klaipėdos 1,070,000 kartų, jeigu kažkam įdomu. Arba 8,000 kartų. Arba 8,000 kartų aplink pasaulį. Ir sako, mes dabar su Genie 3 šito modeliu, tai yra jo specialia versija, mes galime modeliuoti įvairius scenarius, kas būtų, jeigu būtų. Bet to, kad be abejo, tiek šitas, tiek kiti autonominiai automobiliai, jie yra apmokyti simulacijomis. Taip. Jie virtualiame pasaulyje važiuoja. Ar aš klystu, bet tikriausiai tam naudojami ir kompiuterinių žaidimų varikliai? Buvo naudojami. Arba bent sukurti tai aplinkai, kurioje automobilis gali simuliuoti, kas būtų, jeigu išbėga ant kelio kažkas. Šiaip tikrai naudoja tuos variklius vien tam, jog sukurti duomenų, tam vadinamam reinforcement learning, kuris jie gali vėliau tiesiog dirbti ant pavyzdžių ir mokytis iš labai labai didelio kiekio pavyzdžių. Taip. Tai Waymo sako, kad mūsų automobiliai jau ir taip autonomiški buvo neblogi, dabar galim dar pagerinti, nes galim padaryti simulacijų, gana kokybiškų simulacijų, kas būtų, jeigu staiga atvažiuoja automobilis iš priekio, reikia pastraukti labai staigiai. Kas būtų, jeigu ant kelio išbėga dramblys? Kas būtų, jei priekyje uraganas? Kas būtų, jeigu važiuojam prieš tą miesto dalį, bet viskas dega? Tai arba kas, pavyzdžiui, jeigu ženklinimas yra užpustytas sniego? Kas, pavyzdžiui, yra vietų Jungtinėse Amerikos valstijose, kur sninga vieną kartą per 40 metų. Ir mes galim tai pasimuliuoti. Arba jeigu kažkas veža sofą ant stogo. Visą tai mes dabar galime simuliuoti su tuo modeliu, kuris veikia geriau negu ankstesni, nes turi atmintį ir kontekstą. Ir dar mes galime panaudoti tą modelį taip, kad paimsime kameros vaizdą iš tikro automobilio ir liepsime jam prigeneruoti, kas vyksta 360 aplinkui vaizdu ir netgi lidaro scenas sugeneruok netikras, bet kurios maždaug atitiks ir galėsi
mokytis iš viso to, kas yra visiškai amazing. Aš tiesiog pirmiausiai džiaugiuosi. Jo, geras panaudojimas. Ir čia yra toks tikras pasaulio modelis, nes pasaulio modelis yra ne apie kažkokį žaidimų simuliavimą, jis yra apie šiaip kaip žmonės įsivaizduoja pasaulį. Taip. Mūsų galvose egzistuoja iš esmės pasaulio virtuali kopija, su kuria mes galime planuoti savo ateities veiksmus. Aš galiu įsivaizduoti, jog tame kodestotą aš norėsiu atstumti kėdę, kaip tai jausis, ar tai kažką paveiks už kėdės, kaip aš apeisiu aplinkui stalą, kaip aš nueisiu, nežinau, link kažko kito. Visą tą aš net galiu suplanuoti užsimerkęs. Man net nereikia matyti, aš galiu matyti, kaip viskas sukris. Tai tą patį daro ir dirbtinis intelektas. Jis gali užsimerkęs įsivaizduoti, kaip atrodys pasaulis, kai jis atliks tą ir tą veiksmą. Vėliau simuliacijoje galbūt atlikti, pažiūrėti, ar tai sutapo ir tokiu būdu mokyti savo tą pasaulio supratimo modelį. Ir vėliau tai pavirsta į geresnį vairavimą. Taip, kas taip pat ir mokosi ir, pavyzdžiui, robotai humanoidai. Man patiko, vienam reportaže rodė, kaip dabar, kurie čia Boston Dynamics tikriausiai leidžia lankytojams atėjus, jei ateina reporteris ir sako, praeik šitoj erdvėj, kurią mes skenuojam, nukopijuos tavo visą eiseną, arba tau duodam apsirengti kažkokius drabužius, nukopijuoja tavo eiseną. Ir dabar sako, kadangi jutikliai ant tavo kūno nėra, kad jie idealiai nuskenuoja tavo kūną, ten raukšlės ir perkeliant informaciją į robotą, vis tiek kažkas pasimeta, tai mes pirmiausiai simuliuojame. Ir rodo ekrane ten tūkstančius robotų, kurie ten lipa laiptais ir sako, žiūrėk, mes dabar atrenkam iš tų robotų, kuris geriau vaikšto ir tą įkrausim kaip tavo kopiją į robotą. Wow. Vizualiai paaiškina šitą dalyką, kas šiaip make sense. O šiaip iš tikrųjų šitą naujieną tai užveda ant tokios platesnės diskusijos, kurią įdomu matyti Jungtinėse valstijose vis aktualiau apkalbant, tai yra, ar robotaksi tampa saugesni už žmonės vairuotojus, ypatingai Waymo robotaksi, nes Waymo tai sako, be abejo taip, jie pasidalinę savo tyrimais sako, mes nuvažiavam labai daug su autonominiais taksi, mūsų automobiliai saugesni už žmonės, kurie važiuoja tose pačiose geografijose, kelio tipuose. Ir jie čia turi daugybę skaičių, kad 90% mažiau avarijų su sunkiu sužalojimu, 82% mažiau avarijų, kai įsiskleidžia oro pagalvės, mažiau sukeltų avarijų, 92% mažiau pėsčiųjų avarijų su sužalojimais, 80% motociklų avarijų mažiau tame kelyje, bet tai yra jų savanoriškai pateikiami duomenys. Ir nežinau kaip tave, mane tai stebina, jog šitie skaičiai yra pakankamai toli nuo 100% mažiau. Taip, 5 kartais mažiau, pavyzdžiui, motociklų avarijų. Aišku, turbūt prasideda aiškinimai, ar dėl jų kalties, ar ne dėl jų kalties, galbūt tiesiog tai yra neišvengiamas dalykas ir jie negali 100% vien savo pastangom sumažinti. Bet turbūt būtų labai įdomu, aišku, vėlgi tai būtų jų duomenys, kas būtų dėl jų kalties kažkas įvykę ir ar čia skaičiai yra arčiau 100%. Taip, bet netgi ne 100%, vis tiek yra, tas 90-80 yra nemažai. Ir jie simuliacijose gyrėsi, kad man atrodo simuliacijose dėl jų kalties 100% sumažėjo, tai 99%. Kas būtų šiek tiek logiškiau, nes jie tikrai labai saugiai viską daro. Aš girdėjau, pavyzdžiui, jog šiaip atsiranda net naujų tokių taksi panaudojimo būdų, kur, pavyzdžiui, tose miestuose, kuriuose yra Waymo, tėvai yra labiau linkę, pavyzdžiui, net iškviesti Waymo paimti vaiką iš mokyklos, nes norėtų kviesti žmogaus, kažkaip vėlgi rizikingai jie atrodo, bet kai nėra žmogaus mašinoje, kai privažiuoja tiesiog robotas ir sako vaikui įlipk, nuvešiu tave į namus, tėvai jaučiasi saugiau. Čia bus pagrindinė priežastis, kodėl mes persisime į autonominius automobilius, mano nuomonė, kai suprasime, kad su visa pagarba visiems pasaulio taksi vairuotojams, bet vienas iš kažkelių vairuotojų būna, kad turi kvapą, arba automobilis turi kvapą, arba ten turim visų istorijų, kaip priekabiauja, ar ne. Taip. Aš manau, kad tai yra labai svarbus argumentas. O šita visa istorija ir Waymo šitie duomenys, jie, man atrodo, visi ieškome, kaip atrakinti tą diskusiją, kiek geri tai yra autonominiai automobiliai, nes šią akimirką toli gražu nesusitariama, Waymo netgi kaip argumentą duoda, sako, žiūrėkit, mūsų autonominių automobilių draudimo kaina mažėja. Taip. Tai yra draudikai sutinka mus drausti pigiau, nes jie tiki mūsų skaičiais ir čia yra šiaip labai geras argumentas. Gal net vienas objektyvesnių, ar ne? Jo, nes tai bus tas pagrindinis dalykas. Jie taip pat turi galvoti apie tai, įsivaizduok, jog, ir čia aš manau, beje, su to net yra labai susiję, Waymo dabar daro tiek daug mylių Amerikoje pravežimų, jog yra daug kas spėja, jog šiemet bus pirma didelė avarija, kurioje Waymo iš tiesų nužudys žmogų partrenkdamas, nes tiesiog tu negali nuvažiuoti tiek milijonų kilometrų ir nieko blogo taip nesugadinti. Žodžiu, tikėtina, jog jie šiek tiek ruošiasi tam momentui.
Su tuo momentu buvo susijusios pirmos draudimo išmokos, kur kas ten žino, kiek 10 ar 100 milijonų reikės išmokėti už tai, jog žmogus buvo partrenktas. Ir draudikai irgi apie tai galvoja, kaip atrodys tas pirmas atvejis. Na, bet jeigu jie gali taip saugiai važiuoti, tai iš tiesų turbūt draudikai galvoja, net jeigu mums reikės sumokėti 100 milijonų, nieko tokio. Taip, ir šitoje temoje ginčytis, kad ne geriau, žinok, Vytas geriau vairuoja savo Audi su mechaninė negu Veimo ar kažkas kitas, bus labai sunku ginčytis, kai tas Vytas mokės didesnį draudimą. Tai aš tavo argument invalid bus. O tų prastų istorijų čia tikriausiai gal ir apie tą ir minėjai. 23 metais San Franciske cruise kompanija tuomet partrenkė žmogų ir tempė jį dar 20 pėdų, čia kažkiek metrų iki sankryžos ir už tai buvo 10 milijonų dolerių ieškinys iškeltas ir cruise užsidarė General Motors ir uždarė šitą visą projektą. Jo, aš manau, jog Waymo jau yra pakankamai didelis ir pakankamai sėkmingas, jog net jeigu partrenks žmogų, jis neužsidarys, jis išmokės, kiek ten tų milijonų išmoka bebus. Ir tai bus tikrai vienas didžiausių skandalų ir tuomet žmonėms reikės pagalvoti, kokią visgi riziką toleruojame, bet nebemanau, jog tai gali nužudyti šitą projektą. Nes labai juokinga, net ta Waymo naujiena, skaitant amerikietiškas portalus, visiškai skirtingai pristatoma. The Atlantic rašo kaip move fast and break nothing, tai yra kaip jie puikiai greitai viską daro, palyginus su ChatGPT ir kitais dalykais. Pavojingiausias momentas kelionėje yra pats išlipimas, kai keleivis turi pažiūrėti į abi pusės. Wow. Arba The Economist, arba New York Times rašo, kad šiaip tais jau tampa neetiška neplėsti ekonominių automobilių, nes tai yra visuomenės sveikatos imperatyvas. Wow, čia drąsus pasakymas. Jo, čia New York Times taip komentavo neurochirurgas. Kas yra Waymo PR, gerai atlieka savo darbą. The Economist taip. Tuo tarpu Bloombergas rašo, mes vis dar nežinom, ar robotaksis yra saugesni už vairuotojų žmonės, nes visi duomenys pateikimai yra savanoriški ir ekspertai negali prieiti prie žalių duomenų, o Waymo konkurentai tiesiog nuvažiavo pakankamai daug. Tai lieka dar per vidurį yra liaudies balsas, kurie komentatoriai man labai patinka, kur primena konkrečius nutikimus ir tuos video visus baksnoja, kur turim video, kaip Waymo važiuoja į potvinį, tiesiog visi sustoja ir mašina, daug vandens, na ką, pabandysim. Arba tas video vis tiek epinis prieš pusę metų, kur vyksta gatvėje, policija sustabdo kitą automobilį, ten atrodo, tuo įvyks susišaudimas, ten, tarsi, įtempta situacija sankryžoje ir Waymo automobilis toksai. Kur jeigu būtų šaudimas, tai tu būtum tiesiog tarp plėšikų ir policininkų. Tai šitas labai įdomu. Ir dar šitą temą dar šiek tiek užsikūrė dėl to, kad dabar Waymo vadovai turėjo senate liudyti čia vasario pradžioje. Sausio pradžioje turėjo liudyti dėl to, kad buvo partrenktas vaikas Santa Monikoje ir, senatoriams tai buvo proga bakstelti pirštu, kad pala, tai kas valdo jūsų automobilius ir ten buvo pripažinta, kad taip, kai kuriais atvejais, kai situacijos sudėtingos, jungiasi teleoperatoriai, dalis jų yra iš užsienio, iš Filipinų, tai čia aišku užkūrė politinės temas, pala, užsieniečiai valdo amerikietiškus automobilius, pala, jūs atiduoda darbus, pala, ten gali agentai perimti valdymą, tai jie turi apie ką padiskutuoti Jungtinėse Amerikos valstijose, Europoje mes neturim apie ką diskutuoti. Jo, čia irgi kitas skausmingas dalykas. Ja. Tai va, automobilių temos, aš dar labai trumpai čia įsivažiavau, mažai gal automobilių paimam, bet man nepraslydo pro akis Volvo pristatymas, jie dabar pristatė EX60 SUV, elektrinį, puiku, kažkam patiks, kažkam nepatiks, bet tarp tų pristatymų paminėta, kad bus integruotas Gemini į šitą ir kitus Volvo automobilius, jie bendradarbiaus ir, automobiliai turi AI asistentus, nieko naujo, nesu bendravęs su nei vienu, kuris man patiktų gyvenime. Jie visi yra tokie prastesni negu Siri 2004 metais. Jeigu jie supranta, kur nori nuvažiuoti, jau yra gerai, bet patiko, kad jie planuoja padaryti tą, ką tikrai atrodo panaudočiau su Gemini, tai yra, aš jau esu užstatęs Google Maps, kur važiuoju ir sakau, aš noriu eigoje sustoti, pavalgyti gražių, skanių kruasasanų ir tu parekomenduok man, kadangi tai Google'as ir Google Maps turi daug atsiliepimų, aš tikiuosi, kad jie tai padarys gerai, bet sako, taip pat teoriškai galėtum klausti Gemini, kaip man pakrauti šitą automobilį, arba šita parduotuvė mano pakeliui, ar jinai turi tą televizorių ir ar jis tilps į mano bagažinę? Jie tai žada. Nes iš tiesų, juk AI jūs žino ir turi pakankamai samprotavimą, galėtų atsakyti tokį klausimą. Taip. Geras. Arba netgi galėtum paklausti, sakytum, Gemini, kaip vadinasi šitą dainą, pajunk man šitą dainą, kur
Life is life. Na. Turėjau parodyti kažką. Ne copyright striking mūsų Lukai savo idealiu atlikimu. O, jaunai. Gerai, čia pavarė. Tai žodžiu, tai tokių įdomių klausimų, aš supratau, kad šiaip tai čia gali būti labai geras dalykas, čia gali būti visiškai amazing. Ir dar, kas jų klipe mane užkabino, jie sako, kad ateityje Gemini sujungs su aplinkinėm ir ypatingai priekinę kamerą. Ir tai reiškia, jeigu tu važiuoji su automobiliu ir priešais tave važiuoja kažkoks retro automobilis, tu gali sakyti, ei Gemini, koks čia automobilio modelis. Ir jis pažiūri per priekinę kamerą ir pasako, arba sustoji, kur nesupranti kelio ženklų ir sakai, ar aš galiu čia parkuoti? Taip. Ir jisai pažiūrės į kelio ženklus ir sakys, ne, čia reiškia, kad negali, gali už ženklo. Kas yra amazing. Teisingai. Žinoma, nes juk Gemini turi multimodality ir tikrai reikia panaudoti tą faktą, jog automobiliai dabar mato, ką mato. Taip, ir aš galvoju, wow, čia keičia dalykus, čia įdomu, čia keis eismo taisyklės, nes galėsi paklausti dalykų, na, jeigu tai veiks. Kadangi esu ir Google, ir Volvo naudotojas, tai buvau, ok, tikiuosi nesugadinsit šito. Gal bandysi net jailbreakintis Gemini į savo mašiną. Nes Volvo multimedija yra nuvilinti, pasakysiu garsiai. Aš pridėsiu dvi mažas naujienas su Apple susijusias ir automobiliais. Tai viena Apple leis pakeisti bent jau Europos Sąjungai turėtų, kur automobiliuose būna tas balso asistentų iškvietimo mygtukas, dabar jisai, jeigu esi prijungęs CarPlay, jisai visą laiką iškviečia Siri, tai panašu, jog leis prijungti bet kokį ją asistentą, tai turbūt net galės tą patį Gemini prijungti. Žinoma, jis neturės priekinės kameros, ar jis naudos tavo telefono internetą, bet jeigu norėsi turėti Gemini patirtį, tai šiaip tai skamba kaip puikiai idėja, pakeisti Siri visą laiką yra gera mintis. Wow, Apple tikrai pasiduovinėja. Šiek tiek, bet ne visai dar, nes kita naujiena yra su tuo, jog jų CarPlay Ultra, kuris prasidės prieš kokius, nežinau, jau 2 ar 3 metus ir iki šiol išėjęs gal tik keliuose super brangiuose Aston Martin automobiliuose, panašu, jog pagaliau išeis keliuose didesniuose branduose. Kia, Hyundai turėtų turėti kitais metais jų jau naują Apple grafinį dizainą visose ekranuose. Ok, geras. Čia ir klausimus, dar kartelį, turiu daug šiandien klausimų. Jeigu kažkas turite automobilį, kurio jums asistentas balsų valdomas patinka, pasakykit, papasakokit, pagirkit, labai būtų įdomu sužinoti. Jo, gal be reikalo aš važiuoju ant visų. Gal. Gerai, kita įdomi naujiena, finansinė tokia. Google paleidžia 100 metų obligacijas. Aha. Gerai, aš nesupratau, bet žinau, kad tu pasigilinai. Obligacijos bendrai, jos turi savo galiojimo laiką, kur tu paskolini pinigus ir sako, aš tau gražinsiu po tiek ir tiek metų. Po 50? Jo, dažniausiai ten 2 yra populiarus metai, 2 metai, 5 metai, 10 metų. Valstybės dažniausiai ir kartais baigia ir ties 10, bet aišku, yra ten ir valstybių, kurios su 20, 50, 100 metų siūlo. Kompanijos irgi jos gali leisti obligacijas, dažniausiai leidžia trumpalaikės, nes, kompanija tai ne valstybė, nežinai, ar jinai bus po 10 metų ir taip toliau. Bet Google mano, jog jie bus 100 metų ir išleido tas 100 metų obligacijas svarais sterlingais ir gavo 10 kartų daugiau norinčių, negu buvo prieinama. Jie išleido tik tai 1 milijardą prieinama, tik 1 milijardą. Iš viso savo šitą obligacijų emisiją jie surinko 32 milijardus, 100 metų, kaip suprantu, buvo tik tai 1 milijardas, bet buvo 10 milijardų norinčių pirkti jas. 100 metų emisijas, obligacijas. Wow, okay. Skola, kuri būtų gražinama tik tai už 100 metų, aišku, jinai per visą tą laiką moka 6%, daugiau nei 6% išmokų. Tai palūkanų daug. Jo, čia daug. Tai šiaip geras sandoris, bet vis tiek labai įspūdingas dalykas. Ir tokių dalykų nori pensijų fondai, kurie visą laiką ieško kažkokios tokios stabilios grąžos, bet technologijų kompanijos labai retai kada tą išleidžia. Nes paskutinis toks dalykas buvo Motorola 1997 metais buvo išleidusi savo 100-mečio obligacijas. Ir aš galvoju, Motorola, įsivaizduoju, kad tu būtum nusipirkęs tą. Wow. Kur dabar yra tas prekinis ženklas? Kas dabar turi tas? Tikriausiai jau kas turi, tas sako, tai galbūt. Būtent. Tai aš irgi taip galvoju, kai tu imi 100 metų obligacijas, čia toks didelis pasirašymas prie vienos technologijų bendrovės. Aišku, Google ne Motorola, aš manau, yra didesnis šansas, jog jis gyvens 100 metų. Bet 2126. Jo, ir tai taip pat reiškia, jog tu manai, jog Google išliks ir išliks patikimas per dar labai daug technologinių transformacijų ateityje.
Tarsi, AI jūs viską keičia mums kas pusmetį. Ir tu manai, nežinau, taip dabar Google yra tikrai topė ir viena patikimiausių įmonių. Bet 100 metų su mūsų dabartiniu tempu yra toks ilgas laikas, jog aš neįsivaizduoju, kas taip to nori. Bet pala, čia toks finansinis ne pats gudriausias klausimas, bet tas palūkanas galima nusimti kasmet? Jo, jis tau moka, nežinau, gal net dažniau moka. Tai 6%. Jo. Google. Nu kažkas, jo, bet vėlgi, iš tiesų tai vis... Kai tas bazinis dalykas yra gražinamas po 100 metų, turi apie jį galvoji. Tai... Bet gal tam yra keistai geras laikas, kur daug neapibrieštumo dabar. Daug neapibrieštumo, finansai ieško, kur padėti tos pinigus, geriau daugiau saugumo, bet nuosekliai negu... Na, tai. Jo. Ir faktas, jog Google šiuo metu labai aktyviai renka pinigus, nes žadėjo išleisti šiemet dar daugiau negu pernai, beveik arti 2 daugiau. Planuoja, jog šiemet investicija į AI infrastruktūrą išleis nuo 175 iki 185 milijardų dolerių. Tarsi, traukinys nesustoja. Taip. Investicijos į AI toliau važiuoja. Kas investuotojams nelabai patinka, jiems patinka, kad jie uždirba, daug pajamų, skaičiai dideli, bet kad tiek išleisit, tai šiaip nelabai patinka investuotojams. Jo. Aš tik buvau nustebęs, pamatęs Financial Times antraštę, kad šią akimirką 40% Jungtinių Amerikos valstijų BVP augimo sudaro būtent investicijos į dirbtinį intelektą. Na gerai, tai nėra BVP, tai yra augimas, bet 40%. Jop. Eik tu savo. Turime viskas, kas visą praktiškai Amerikos rinką, galima sakyti, išlaiko šitie technologijų gigantai. Taip, bet burbulas ore vis dar kabo, ar ne? Gerai, galbūt visai pabaigai įdomus dalykas, mes čia iš Audioteka studijos kalbam ir Eleven Labs puikiai mums kartojama vis įmonė, Lenkai, šaunuoliai, kurie šią akimirką yra vertinami 11 milijardų dolerių. Jų padvigubėjo vertinimas nuo praeitų metų vidurio. Tai jiems tikrai gerai sekasi, 32 kalbom daro technologijas balso ir jie paleidžia projektą Audiobooks. Iš esmės, per juos jau anksčiau galėjai susikurti audio knygą, ten reikėjo šiek tiek pačiam padirbėti. Galbūt rankomis paklijuoti gana smarkiai. Paklijuoti, jo. O jie dabar paleidžia tai automatizuotą įrankį platformą, ar gali įkelti savo PDF-ą, docsą ar dar kažką ir 3 planai yra. Įdomu, jie taip padarė. Jeigu nemokamai, tai tiesiog įkeli, padaromės, tau patinka arba nepatinka ir iš karto galim publikuoti Eleven Labs programėlėje. Ir tu uždirbsi 60% nuo pardavimų tos knygos, 40% jie pasiliks ir 20 centų už valandą streaminimo tau mokės. Tai reiškia, jie turi savo kainodarą. Turi, taip sakant, tu pateiki turinį, o jie yra daugmaž Spotify, kurie jau generuos tą pelną. Taip. Nes tai, jog jie tau moka už valandą, akivaizdu, jog jie jiems ir už vartotojo valandą, nes jie negali mokėti, ko negauna. Arba pradžio neims iš vartotojo, nes bando savo platformą prakišti, o paskui taip, nes jie bet nori. Vis tiek neišvengiamai turi galvoti apie tai, jog jie vienai par kitai bandys imti už perklaustą laiką galiausiai iš vartotojo. Taip, bet jie jau nori būti ne tik įrankis, bet ir distribucijos vieta, ar ne? Tai kažkiek konkuruoja su Spotify, su kuriais yra ir partneriai šiaip. O vidurinis variantas tai yra be abejo naudoti tą įrankį, kurį, buvo galima pamatyti ten vizualuose, tokia beveik kaip garso vaizdo teksto redagavimo programa, tu gali ten pažymėti tekste, kad čia pauzė, čia akcentas ir teoriškai ta programa turėtų į tai reaguoti, gali žymėti, kad čia vienas balsas kalba, čia kitas balsas kalba, tai galima naudoti tokia ir tai kainuoja nuo $22 mėnesių, bet sako, kad jeigu norėsi visą knygą, ten 100 puslapių, tai tikriausiai išleisi bent porą $100. Ir taip pasiūlo visą paketą paslaugų, kur iš tikrųjų tai mes tau padėsim su žmonėm ir produsuosim tau visą tą. Šiaip bendrai palyginus Eleven Labs garso generavimas yra labai brangus. Kai kuriais atvejais net 100 kartų brangesnis negu konkurentų ir jie bando, aišku, savo kokybę pagrysti tą kainą, nes kokybė jie tikrai yra lyderiai, bet yra žiauriai brangesni lyderiai negu antros vietos, tarkim, pasiūlymas ir tas, jog iš tiesų audio knygą sugeneruoti pas juos būtų $100, kai pas konkurentus su tiesiog paprastu audio generavimo modeliu turbūt būtų mažiau negu $1, tiesą sakant. Bet jie turi daug kalbų, turi ir lietuvių kalbą. Galima šitas knygas generuoti ir lietuvių kalba ir jie turi patogių UX prieigą žmonėm, tokiem, kur aš esu gavęs, kadangi tikriausiai tokio audio srityje vis tiek sukuosi, ne vienas žmogus manęs klausė, kaip ten sugeneruoti balsą, garsą,
knygą, tai čia tikriausiai jos ir taikoma. Aš gal nustebęs, kad palauk, audio knygos irgi yra suautomatizuotos šią akimirką, ir vis tiek pro lygyje, tai reikės žmonių, reikės komandos, reikės įdirbio, bet jeigu tu nori tai padaryti, tai greitai, paprastai, tai bus būdas tai padaryti. Turbūt, kad taip, aš visgi nebūsiu toks super entuziastingas Eleven Labs klausimu, nes kai aš matau tokį didžiulį kainos skirtumą, tai indikuoja, jog, jie tikrai palieka didelį tarpą rinkoje, kažkam pasiūlyti kažką pigesnio ir analogiškai geresnio. Ir aš taip pat matau, koks greitas ir kokybiškas progresas vyksta audio sintezėje atvirų modelių pasaulyje, kurie yra žiauriai pigus ir kokybiškėja mėnesiais. Ir ar jie tikrai sugebės išauginti savo šitą audio knygų platformą su visų vartotojų poreikiu iki tol, kol iš esmės atviri modeliai nužudys bet kokį progresą, ką jie yra padarę. Tai aš nesu toks entuziastingas jų verslo idėjai. Geras požiūrių taškas. Aš manau, kad bus galima šlapančiųjų prisidėti iki šiandien, iki kol tie modeliai padarys tai. Jo, aš tiesiog spėju, jog tai nebus ilgiau negu metai. Ir ar gali... Bet nes jie tiesiog yra pasiūlę tiek daug paslaugų audio srityje, audio generavime, ir tai daryti patogiausiai, kad dėja, o visi kiti, beje, kurie buvo ten nemokamai prieš metus, pavyzdžiui, per Google AI Studio buvo galima generuotis balso šiek tiek, dabar ten irgi apmokestino, pabrangino. Žinoma, bet vėlgi atsiranda tiek daug atviro kodo modelių, kurie kainuoja centais sugeneruoti ten kartais 10 minučių audio. Tai man atrodo tas tarpas, kur dar gali sukurti ir komercializuoti produktą, tiek, jog tu mokėtum 20 centų už streamintą valandą, wow, nemanau, jog toks verslo modelis yra labai tvarus, taip sakant, progrese. Pritariu, tu tiesiog praleidai tą progą, kad galvoji kaip startuolis. Jeigu galvotum kaip koks korporacija, tai aš manau, kad jau kitais metais, 26 metų gruodį, gausi nuo banko žinutę, sveiki Lukai, mes jūsų bankas dovanojame mūsų vadovo vakar parašytą audio knygą, paskaityk, paklausyk ją nemokamai. Okay. Ir jie bus sumokėję tuos $500. Tiesa. Ir jokių atvirų modelių net nebus girdėję apie tai. Šiaip ar taip, kam įdomu, tas išbandys. Čia gal ir sustokim, nemažai prikalbėjom. Ačiū Jums, kad klausotės. Susitikime komentaruose, bus smagu pabendrauti. Du bitai, Lukas ir Jonas, sakom iki. Iki. Du bitai. Du bitus remia konferencija Vilnius AI Summit.